2,5 dzūko. Prašau. Buvau paruošęs prisistatymą, bet užbėgau už akių. Tai jau nieks nesijuoks, kad mes pedagogai, bet taip, tas dalykas mus vienyje. Gal truputį juoksis, kad 3, bet 2, o iš tikrųjų tai kaip ir tikra pedagogija, kaip ir tikra pradinių klasių mokytoja, tai Karolina pasiėmė biuletenį ir gavosi, kad mūsų trio yra 2 ir jau net ne 2,5 dzūko, bet 1,5 dzūko. Dar yra juokingas toks faktas, kad visur kitur mes labai ten vaidinam dzūkus, dzūkuojam, ten klausinėjam, ką reiškia bucilas ir ką reiškia ten pavažnas. Ir dabar pirmą kartą atitrenkėm į Dzūkiją, kur nieko nenustebinsim. Ir jau gal net ir čia net ne 1,5 dzūko, bet pusė dzūko per abudu gautųsi. Bet mes esam pasižadėję, kad kažkada mes įsigysim tautinius rūbus. Ir kadangi Dinas, mano kolega, jis yra tas pusė dzūko, jo tėtis yra dzūkas, tai mes jam nupirksim tik tai liemenę arba tik tai kelnes dzūkiškas, o patys su Karolina būsim apsirengę pilnais kostiumais, aišku, kai jinai grįš iš biuletenio. Tai šiandien turim 2 dainas, viena daina yra dovana, tokia daugiau iš miesto parvežta. Ten dainuosim apie troleibuso bilietėlį, apie sniegą, kur pasirodo nei vieno, nei kito jau nebėra, nes gal jūs nežinot, kad troleibusuose jau nėra bilietėlių. Pasirodo, ten kartelę jau prie vairuotojo priglausti, nes tas, tiesiog man gaila, ta daina buvo parašyta tada, kai dar buvo bilietėliai, ir ten yra dainuojama apie pradurtą bilietėlį ir jų tiesiog nebeliko. Tai jau antra daina, tai prieš antrą dainą ir mes apie ją papasakosim. Ko norėsiu pirmoji dainoj, tai kad neišsigastumėt, kada aš dainuosiu Karolinos partiją, nes jos partija per priedainį buvo maždaug tokia. Tai, o ją reikia dainuoti, nes be jos daina yra ne daina. Tai jeigu norit, galit kartu dainuoti, gal nesigirdės mano partijos. Aš tik susitikrinau, ar viskas veikia. Gitarą girdėt. Kaip jis besivadintų instrumentą girdėt. Paskendo miestas, lyg nekviestas, nusipylęs, troleibuso bilietėlis, galvoje turtinės skylės, gali jis kalbėt, ką nori, ko nenori, jau įvyko, neįdomus mūsų norai, miestai laukiant kito ryto. Išsiskyrė savo norų, pieva ir geltonas sniegas, neišeis jiems nieko doro, tokio jo nevalgys niekas, gali jie kalbėt, ką nori, ko nenori, jau įvyko, neįdomus mūsų norai, miestai laukia kito ryto. Namo langų, vakar sugalvoti norai, šįryt kartus pabrango.
aš prižadu jums, kad kai dainuojam su Karolina skamba daug geriau, bet yra kaip yra. O antra daina tai yra jau nebe nauja, mes ją dainuodavom ir anksčiau, gal kažkas esat girdėję ir turbūt priedainas bus pažįstamas, tai tikrai nesivaržykit, dainuokit. Čia bus nesuprantamų žodžių, gal kai kam tai rasalas. Žinot, kas yra rasalas? Taip, sūkorius, kas yra labai dažnai valgoma kartu. Šita daina gimė iš tokio fakto, aš kažkada netyčia sužinojau, kad žmogaus organizmą sudaro beveik 80% vandens, kas nežinojot. Tai jeigu nuimtumėt galvą, tai realiai 4 viedrai vandens beliko. Ir aš tada galvoju, kodėl mes taip nevertinam vandens, skysčių, kodėl mes ten nevalgom mėsos, žuvies, kodėl mes galim, pavyzdžiui, neatsisakyti kažko gerti. Ir aš tada surašiau sąrašą, ko galima negerti ir gavosi daina. Tai paklausykit, jeigu patiks, tai galite pradėti ko nors negerti. Daina vadinasi Nebegersiu. Nebegersiu kavos nei arbatos, nesisielok dėl to ir neverki. Nebegersiu dar pieno ir sviesto, o jo ir taip neįmanoma gerti. Nuo kavos, kavos, nuo arbatos, kojos kratos, nuo kavos, kavos, nuo arbatos. Nebegersiu alaus iš bokalo, nors dėl šito lažybų nekirščiau. Pasuku link vandens iš balos, kad kokiu ožiuku nepaviršiau. Nuo kavos, kavos, nuo arbatos, kojos kratos, nuo kavos, kavos, nuo arbatos. Nebegersiu vandens mineralinio, nei rasos, nei birutės iš bombos. Nebesiūlyk agurkų rasalo, su sūkoriu arba su baronka. Nuo kavos, kavos, nuo arbatos, kojos kratos, nuo kavos, kavos, nuo arbatos. Nebegerk ir tu daugiau nieko, netiesa, kad žmogus iš skysčių. Tu tebulė arbūzas ar sliekas, kad negalės vandens nupistum. Nuo kavos, kavos, nuo arbatos, kojos kratos, nuo kavos, kavos, nuo arbatos, kojos kratos, nuo kavos, kavos, nuo arbatos, kojos kratos, nuo kavos, kavos, nuo arbatos. Tai ačiū labai jums, kad kviečiate, ačiū, kad darote kiekvienais metais vis kitur. Tai žmonės mūsų vėl nepažįsta, vėl klauso. Ir jeigu kažkas ten gimtadienius ar kokias šventes, krikštynas, tai mes vis dar grojam už maistą. Tai prisiminkit 2,5 dzūko. Iki kitų.